Sveiki gyvi. Sveikas. Su jumis Baltijos balsas. Mes bandom šiandien rašyti antrą pilotinį epizodą, kuriame mes aptarsim jau vis daugiau ateinančių klausimų dėl mūsų tos vadinamos tinklalaidės. Iš tikrųjų, nežinau, kiek Kubai susidūrė, bet šiaip nemažai pozityvo. Mokiniai šiaip žiūrėjo, dalinosi. Šiaip, kaip neklystu, apie 200 peržiūrų, gal neblogai. Čia nežinau, pilotinio gal pirma serija galim sakyti, jau po post-pilotas, nes jau viskas čia atsakysim, ne kai kurios klausimus. Komentarus, aišku, dar nedaugus, čia padarysiu, kad paspaustumėt subscribe iš esmės ir pakomentuotumėt dar žemiau. Nes iš tikrųjų tokia idėja yra, kad mes galėtume atsakyti klausimus ir galėtume papasakoti, kaip mes kažką mąstom iš esmės, jei kam nors įdomu čia. Share, like, subscribe. Taip. Tai aš nežinau, turbūt galėsim pradėti nuo pirmo klausimo iš esmės. Mūsų pirmas klausimas, aš jį šiek tiek gal perdariau iš esmės, kaip jis buvo iš kitaip paklaustas, bet mes kalbėjom praėjusią kartą šiek tiek apie mokyklą, kad neturi keistis. Ir toks ir buvo klausimas, kaip mes įsivaizduojam tą ateities tokią mokyklą, kitokią mokyklą, negu dabar yra. Tai aš nežinau, tu jau pagalvės. Kaip tu galvoji, kokia turėtų būti ta ateities mokykla iš viso? Ateities mokykla, kokia jinai turėtų būti? Aš iš tikrųjų tau pasakysiu labai nuoširdžiai. Kaip valdžia turėtų spręsti tiek daug mokinių išsilavinimą, ką turėtų daryti švietimo ministerijos svarstymo mokyklo, aš nežinau. Ar galima visur po truputį gerinti? 100%. Mes tą žinom. Aš žinau, kad Suomijos pavyzdys yra labai geras, kad jie randa, kad kažkoks būdas veikia, jie iškart bando jį integruoti ir tada nuolatos tobulėjanti sistema yra švietimo. Tai jų rezultatas parodo iš tikrųjų, kad įmanoma pastoviai atnaujinant ir keičiantis, išlaikyti labai aukštą standartą ir net jį kelti vis aukščiau. Bet Suomijoje labai yra, kaip pasiūlau, labai normalu, kad tu galbūt nesieksi 12 klasių, tas labai daug keičia. Pas mūsų Lietuvoje tai vis tiek nusistovėjo, kad 12 klasių užbaigi, tada stoji į X aukštę kažkurią ir mokaisi. Aš tai galvoju, kad yra vienas paprastas būdas, gal keletą dalykų, kuriuos reikėtų padaryti. Tai galvoju, pirma, kad reikėtų klasių tiesiog, ką daug diskutuoja, ar ministerijos galų gale kaip yra priėmus, gal tik laiko klausimas, kol tai pradės vykti, kad klasės būtų mažesnės. Visų pirma, manau, pirmas dalykas, ką reikėtų padaryti, kad dabar būtų vos ne kaip privačioje mokykloje, kaip sako, kur ten 15 gal mokinių klasiai ir jau tas darbas visai kitoks. O kitas dalykas, nežinau, turbūt turėtų prisitaikyti labai tą mokyklą. Aš viso galvoju, kad jinai jau, aš nežinau, kiek mokinį realu išlaikyti, nežinau, mokant matematikos iki pat 12 klasės, tiesiog taip pat, ar ne, kad sakykim, kad jis mokosi, nežinau, Pitagoro teoremą dar ką nors, turbūt kažkoks turi būti toks lūžis įvykti. Galbūt tas mokinys pats anksčiau nuspręstų, arba trumpiau mokytis. Aš esu pagalvojęs, gal nereikalinga mums 12 metų, esu ir taip pagalvojęs. Galvoju, gal jeigu mes šiek tiek pakoreguotume tą savo sistemą ir nežinau, gal 10 užtenka jo, ta prasme. Aš galvoju, kad šiuolaikinis žmogus vis tiek žino daugiau nei žmogus, kuris buvo prieš, kai mes, sakykime, baigėm mokyklą. Taip, tas bendras išsilavinimas vis tiek yra aukštesnis. Aišku, sakau, mes tu baigėjai vėliau, manas ne aš. Kitais tu baigėjai mokyklą? 2014. Tai net tiek daug, aš 2013 baigėjau. Gerai, 2013 tada išvažiavau į Klaipėdą. Ir įstojau Klaipėdos universitetą. Šiaip įstojau į Klaipėdą. Ne? Bet tu ne Klaipėdos universitetas, o kur įstojai? LCC. Teisingai. LCC įstojęs, minėjęs, kad norėčiau. Kada nors šiek tiek būtų susidurti su ją, bet gal ateityje. Bus progų, galėsiu suorganizuoti. Žiūrėk, net įsižadėkime, ko negalim padaryti. Galbūt kažkada. Aš nežinau, kad tu nori daryti. Ne, aš įsigalvojau, kad gal padėsi, būtų įdomu. Nežinau. Visi buvo gal net įdomu tas toks, kad dažnai, kur tu biškai spraustas esi, kad angliškai turi daryti, nes aš turėjau idėją, kad galbūt net ir pamokų vesti anglų kalbą, kažkaip mums buvo įdomu, o tas toks, kad angliškai ir tu visai kitos tavo atsakomybės nemokykloje. Bet man įdomu įdėstymas buvo įdomu. Puikiai idėja, aš tikrai manau, kad pabandysiu. Tai lauks davęs kolegų sąraše. Bet tu dėstymas aš taip noriu. Ne? Ar aš dėsčiau? Ne. Bet... Pukas. Pukas. Sakau, nes kažkaip žinai.
gal po Baltijos natūralu išeiti, universitetą dėstyti vis tiek, lentelės dar aukštyn. Pasigrįžti gal? Ne, tai tik aukštyn po to, žodžiu po to. Tai buvau turbūt, vis tiek sėkmės. Prezidento patarėjas. Čia jau atrodo kaip minimum. Dėstai. CV turi turėti, kad Baltijai mokėsi paskui, tai susideda prezidento patarėjas. Logiškai sakant. Dėstai prezidentui. Gal jam paaiškinti, ką daryti. Žiūrėk, aš padėliosiu, kaip gyventi reikia teisingai. Nu tai. Kaip vykti tą valdžią. Aš jau beveik atsisukau, galvoju, žiūrėti, man parodys. Lūpumčiai, ką reikia daryti. Kaip teisingai O gyventi. tęsiant temą iš tikrųjų, tai ateities mokyklos, aš nežinau, gal turbūt čia kaip ir diskutavom apie dirbtinį intelektą, dar aišku galėsim ir padiskutuoti daugiau apie tai, bet turbūt ir tai turi kažkaip keisti mokyklą. Dirbtinis intelektas? Aš manau, nes ir su mokiniais, kaip tik dar šiandien, aš jau buvo įdomu paklausiu, kiek naudoja inžinerinės klasės klausiau, 10. Ir, tai buvo aišku, kiti, kad, ten pasidarau ten didžiąją dalį to darbos su AI, nepavadinkim, o kiti sako, aš kaip ir įsivaizduoju iš tikrųjų, tai kaip įrankis iš esmės, o ne tavo viskas, pavadinkim. Galima taip, bet vėlgi, prieinam prie filosofinių klausimų. Nepabėgsim. Kodėl reikia žmogaus, kodėl jis turi išvis mokinti žmogus, o ne dirbtinis intelektas, o ne kažkoks sintetinis dalykas. Tai aš manau, kad išspręsti klausimą mokytojo su dirbtiniu intelektu galima labai greitai ir lengvai ir netgi galima padaryti mokytoją, pakeisti jį į geresnį pakaitalą kaip mokytojo. Tai būtent, kad dirbtinis intelektas ir būtų mokytojas, jisai būtų užprogramuotas taip, kad būtų pats geriausias mokytojas, jisai būtų visų mokytojų visų. Bet aš įsiterpsiu šiek sekundėje, bet aš galvoju, kad tai neišvengiama. Žinai, kodėl? Nes kadangi tiek trūksta mokytojų, ir ne tik Lietuvoje, aišku, Lietuvoje mes turim tragediją, bet prasme visur pasaulyje daug kur trūksta, tai čia turbūt neišvengiama. Tau tik reikės pasirašyti, kad dirbtinis intelektas galės naudoti tavo vardą, tavo veidą. Kaip dabar aktoriai jau turi... Skenos rainelį ir galės mokytis iš esmės. Girdėjai šitą dalyką, kad aktoriai jau dabar pasirašinėja sutartis su agentais, su filmų studijom, kad dirbtinis intelektas galėtų naudoti jų vardą, jų veidą, jų balsą, kurdamas filmus po jų mirties, jiems mirti. Kažką girdėjau. Jau šitas prasidė. Kad jo, kad nebereikės... Mūsų to neprašys. Ne, mūsų... Matysim. Ne Holivudo žvaigždės. Vietinės reikšmės. Laiko klausimas. Aš buvau apie aktorystę pagalvojęs dar mokyklą iš tikrųjų. Aš galvojau, kad galiu suvaidinti, žinai, kažką. Telčių apitėtę. Telčių apitėtę neteko vaidinti. Turbūt vienintelė vieta, kur man tekę vesti jokio renginio, iš daug kur telčiuose, nemažai renginių tekę vesti. Aišku, dar mokyklai, man neblogai sekęs, bet jau kai ir paskui įtruosi man jau pradėjo ir siūlyti, kad tai už pinigus daryti kažkaip. Nežinau, tinka žodis papūkų, bet kažkaip galvojau, kad jeigu tu darai kažką už pinigus, nes tuo metu buvau dar naivus, galvojau, kad visi viską žino, ir visi žino, ką daro, tai galvojau, kad jeigu tu imi pinigus už kažką, tai jau turi daryti kažką, žinai, tam tikrai, kaip sakyti, stalčiukė, lentynėlė, bet realybė, tai ne. Jei kas nors netikit, tai čia kaip kas man sakė, kad sužinau, kiek klausydami mūsų, kiek daug jisai uždirba, taip galite ir pažiūrėti lygiai taip pat Facebook ir YouTube, nežinau, renginių vedėjas, įsiveskite, tai pamatysit, koks lygis tų vedėjų, kai kurių, tai turbūt terpia didžiulių iš esmės. Taip, renginių vedėjai tokių yra. Bet iš tikrųjų, nes pinigai didžiuliai, iš tikrųjų čia irgi turbūt vėl vesti, kiek kainuoja. Tai turbūt normalus renginių vedėjas, mes kalbam, jeigu jis dar apsimet, kad ir dainuoti moka, tai mes čia kalbam apie, nežinau, 2000 žmonių per trasą. Jo. Ir mažiau yra mažiau, yra kaimo Jurgis už 500 padarys. Kaip pavyzdys, mačiau, man tas Tomko visi, aišku, puikiai žino, vienas žinomesnių turbūt ir vedėjų turbūt gali pavadinti, ir komikų yra Lietuvoje. Tai mačiau Žalgiris vienas varžybos apie 2,5–3 tūkstančius jam sumoka. Tai įsivaizduokit, kad ir kiek vadinama veselė užduotuškai, vestuvės, iš tikrųjų tai kiek gali reikia. Tai pasikaškai pinigai, tai tūkstančiai. Aišku, mes čia šnekam apie labai žinomą veidą, bet jeigu taip samdyti naunėjimo vadinamą, tai ta prasme už 1000 dar vargiai samdys, kad visą vakarą pravestų iš tikrųjų. Ateities mokykla.
Aš manau, kad mūsų nuomonės gal ir yra kažkiek išsiskiriančios ties to, kad tu turi per savo daug metų patirties susiformavusi savo nuomonę, kažkas gal nori labiau homeschoolingą, tą mokymasi namie, kad nedėlės vaikų į mokyklą, nes netiki sistemą arba nepasitikė, arba galvoja, kad namie dar geriau išmoks, jeigu tėvai yra išsilavinę, jis gali turėti daugiau laiko mokytis tai, ką nori. Labai žaviu tokių idėjų ir aš esu matęs, kad būtų pavyzdžių ir Amerikoje, ir kur įmanoma tą padaryti. Tai Billie Eilish. Yra namų mokymų. Prašau, žinoma, taip. Namuose yra žmonės. Yra tokių žmonių, taip. Ir aš mačiau tą puikiai, kaip tai atrodo gyvai pas draugų sodybui Amerikoje, kai jie turi didžiulį ūkį, turi pilną veiklos ir vaikui pareikia tik tais knygą skaityti, jis gali pats skaityti, jis turi parašyti kažką, atsiliepimus, pristatyti prieš šeimą ir siunčia tik tais matematikos uždavinius iš kažkokios internetinės mokyklos. O visa kita tai jau yra jo hobiai. Kažkiek jis turi susivokti istoriją, geografiją, bet viskas jau kaip prie stalo, su tėveliais, daug tos temos einamas, tik jis turi tiek daug laiko vystyti savo hobius, inžinerinius, ar statybų, ar konstrukcinius, ar dar kažko, kad tai yra labai žavu. Tai tą įmanoma padaryti, vis tam reikia žinoma sąlygų, tėvai turi beveik visą laiką namie. Bet koks kritikas tau sakys, o tai kaip socializacija to vaiko? Socializacija, žinoma, turi būti tų draugų, kurie irgi panašiai daro su savo vaikais. Ir turi būti bent jau brolis, sesės, kažkas, kas su kuo vyktų pastovus bendravimas. Bet Lietuvoje įdomu procentais, iš tikrųjų būtų įdomu pasidomėti, kiek yra to vadinamo namų mokymo. Yra. Nors dabar net daugiau atsivėrė sąlygų, jeigu neklystu, kažkaip praplėtė šansus. Ar gali gal vos ne iki 12 kažkaip, nes jau galėdavo tik tam tikrą amžiaus berods. Lietuvoje irgi yra artimų rate, kas užsiima šituo ir savo visus 4 vaikus. Bet aš asmeniškai biškai, žinai, kur toks labai pavojingas, vidus ledas. Taip, čia kraštutinumas iš tikrųjų yra, kalbant apie ateities mokyklą, visiškas namų mokymas. Aišku, žiūrint į istoriją, tai didžioji dalis mūsų istorijos yra namų mokykla. Bet aišku, ten labai ta kartelė, žinai, ten biškai raidžių, biškai teksto, biškai skaitai. Taip, jeigu jau skaitai, jau atsiprašau. Taip, tai kaip pavyzdys, abiejų tautų respublikoje, kai jau, sakykime, eina į savo labiau pabaigos, pavadinkim, tai toks tarpas egzistavo irgi, kur vaikai tapo labiau išsilavinę į tėvai, nes jie šiek tiek išmokdavo jau, o tėvai neskaityti, nerašyti, o vaikas ten jau šiek tiek. Tai įdomus toks dalykas, dabar tai labai retas reiškinys. Dabar sako, kad jie krūtesni yra ant visokių socialinių medijų ir virtualaus pasaulio, jūs tėvai nesuprantate. Bet čia ne visai. Aš esu pastebėjęs šitą praktiką, kad mes biškai pervertiname tą išmanymą. Tikiuosi, kad kai realiai kažką reikia kaip surasti arba realiai, kaip pasakyti, išmanyti, labai tos bazinės žinios išmaniuoja. Dėl to, kad, nežinau, jaunimas, kaip ir visur, nelabai neria į tą gilį, su paviršių, valdomis. Ir čia turbūt daug praranda iš esmės, nes gali ir technologijas labai giliai nerti iš tikrųjų. Teisingai, netgi tas pats kompiuterinis raštingumas, kur mums reikėdavo mokytis, kaip ten su to Wordu, Exceliu kažką daryti, PowerPoint'u, dabar jie žinoma kažkiek moka, bet jiems tas scrollinimas vadinamas, brūkšniavimas per ekraną, braukimas, jisai net tiek daug įgūdžių tau neduoda, nes ganėtinai pasyvus veiksmas, o pas mūsų reikėdavo eiti kažką paspausti, susirasti panašiai. Tai čia aišku nereikia lyginti tos kartos, bet mūsų ta tiltinė karta tarp mūsų tėvų ir dabartinių mokinių, tai mes viso labo turim patys susigaudyti, kažkaip išmokti per informatiką panašiai, nes dabar aš irgi pastebiu, vaikai per pristatymą kartais nemoka F11 paspausti, ar Alt-Tab funkcijos, ar kažkokių tokių dalykų, copy-paste kartais netgi nemoka. Iki tokių, ar escape paspausti, kur yra escape? Nes labai mažas procentas kompiuteriais kaip dalykų naudojas. Nes telefonas realiai jis beveik viską gali padaryti. Teisingai. Žinai, ar skaidras nori gali padaryti. Ir dabar net nekalbant apie, aišku, ChatGPT, žinai, tai tau net nereikia komputerio. Tai tada iš visų sistemų prasme. Ateities mokyklą jos nereikia. Nors kaip pavyzdys, ateities mokyklą iš visų jos nereikia. Čia geras klausimas iš tikrųjų. Nes ChatGPT už žmogų viską padaro. Aš neprisimenu, ar praeitą kartą sakiau, ar tiesiog kažkur esu tą mintį sakęs, kad, tai gerai, žinai, vis tiek visi medžiotojai arba kažko negali būti kažkas links grybus, kažkas ten siūti gali, dar ką nors, tai taip turbūt atsijos ar čia iš esmės. Turbūt dirbtinis intelektas labiau galimybė nei pragaištis, gal taip pasakysiu. Teisingai, galima taip pasižiūrėti kaip į priemonę kažką daugiau padaryti. Nors pagal tą didžiulę sportą, kurią mes matom, tai biškai šiaip nejauku šiaip, jeigu iš tikrųjų. Ta prasme, kad mes matom tokį didžiulį šuolį.
Tai kur tas šuolis tada užsibaigs? Neatspėjau, išmintis vėluoja. Bet žinai, dalykai, kai pasirodė pirmosios užuomazgos dirbtinio intelekto, buvo galvota, kad gal ten 30 metų, ten vos ne 50 metų, kol žmogus supras ir dabar, mačiau, jie buvo perskaičiavę ten praeitais užpraeitais metais, kad ten jau vis dėlto gal 5 metų, bet daugiau, kad realiai dar greičiau tai vyko iš esmės. Labai staigiai. Nu, kad dabar mes viską turim, televizorius, mašinas, ten kompus su dirbtiniu intelektu jau, tai jis tiesiog tampa kaip, nežinau, Google searchas. Iš tikrųjų, aš dar pilnai nepriejau prie, kaip čia pasakyti, to suvirškinimo šitos naujos informacijos apsvarstymų, kai sako, kad visi šitie nauji telefonai, kur pirki turi tą AI, dirbtinio intelekto galimybę. Tai šiek tiek tų reklamų mačiau su tais naujais iPhone'ais, kad viskas yra sujungta tarp visų prietaisų tavo ir tavo telefonas irgi turės kažkokį tai asmeniškumą su tavimi, kur tu galėsi bendrausi, jis galės kontroliuoti, kaip dirbtinis intelektas galės kaip Siri panašiai. Įrašyk tą, padaryk tai, išsaugok tai, parodyk man tai kažkiek to jau buvo ir prieš tai su tuo Siriu ir kitais dalykais, dabar tas Siri daug protingesnis, daug pažangesnis. Paskaitė daugiau gal. Ne, bet gal buvo kaip aiškino prie kart savokas, gal kiek paaiškint, kad ir klausančią, kad nėra taip, kad tas dirbtinis intelektas kažkoks čia burtai, magija. Tai iš esmės irgi algoritmai, nu tai sakykime, jeigu tu padarai tą ir tą, elgtis taip ir taip toliau. Tiesiog toks įsivaizduokit medis, kad kas po ko eina, tik jis aišku labai greit tobulėja ir labai paprastėja, bet esmė tai nėra, kad kažkas sukalba maldą ir jis pasirodo. Na, galiausiai aš manau, kad priklauso nuo to, kas prižiūri. Nes idėjos, kurios veda tą dirbtinį intelektą, tų prižiūrėtojų būtent prižiūrimą intelektą, jo tos idėjos gali būti labiau išmintingos, mažiau išmintingos, labiau kreipti žmonės link vienos politinės netgi pusės arba link kitos politinės pusės. Ir mes tą jau matėm su visais eksperimentais. Jeigu aš paklausiu to, tarkim, už ką balsuoti Amerikai, tai tau pasakys taip. Ten kai kurie iš tikrųjų. Tai vėlgi pasižiūrėsim, tai atrodys ateityje. Ir plus visi šitie su dirbtiniu intelektu sukurti deepfake netikri video, tarkim, kaip koks nors prezidentas Putinas kalba, arba Zelenskis kalba, ar koks nors Nausėda kalba, galima surežisuoti taip, kad atrodo, kad iš tikrųjų jie kažką daro, nors iš tikrųjų jie to nedarė ir to nesakė. Tai tas irgi ganėtinai baisu. Aš girdėjau tokią teoriją, čia per daug nesiplečiat, kad įmanoma, kad ateityje reikės kažkaip prisijungti prie interneto su savo identifikacija. Kažkaip tave reiks identifikuoti, kad tu tikras žmogus, čia ne AI-us įkėlė, čia ne AI-us padarė, čia tikras žmogus įkėlė ir padarė. Tai tas atpažinimo sistema kažkokia gali būti, bus digital ID vadinasi, kaip anksčiau, čia kaip tarp tų su konspiratorių, o dabar gal čia bus. Nes galiausiai žmonės klausia, tai mums pasakykit, kuris yra tikras, kuris ne. Kas turi pasakyti? Valdžia turi pasakyti, spauda turi pasakyti, kas turi pasakyti, platformos savininkas turi pasakyti. Čia mes jau priėjom prie to antro. Aš gal, kai pasirodė mano pirmas buvo mintis, tarsi, kai prasidėjo tos diskusijos, kad pradėjau matyti realius pavyzdžius, kai kažką ten nesukuria, man labiau žinai, kas ne video, nes tuo metu dar apie video mažai vis kalbėjau. Video, aišku, dabar jau irgi, bet man elementariai nuotraukos su redagavimus, pavadinkime. Tai labai pavojinga, nes kaip pavyzdys mes tada galim, nežinau, čia kaip patikė ne Putiną ir Zelenskį. Nu, mes galim padaryti nuotrauką, kurie gal ten kartu ten, nežinau, nes sakykim, jachtų guli retės. Taip. Aišku, mes supratau, kad tai dabar nerealu, ar ne? Bet nusakykim, tai iškart daug ką keičia iš tikrųjų. Tai turbūt, kaip jau atsirado šiandien nemažai, kaip redegė susidurti, kad ir tų platformų, kurios identifikuoja, jos ieško klaidų, tu prasme ieško čia tikrai AI-os kažkas sukurta, tai turbūt čia tolygiai jos ir tobulėja iš esmės. Jau ir taip sunku atskirti, kas iš tikrųjų yra teisinga ir kas ne, kur yra tiesa tose naujienose, kas ne taip informuoja mus, kas iškreipia tiesą, kas teisingai informuoja, kur rasti tą teisingą žurnalistą, kuris iš tikrųjų pasako, kaip buvo. Bet šiaip labai daug to, žinai, toks miražas labai daug kur iš tikrųjų. Ir su žmonėm, ir su informacija, bet čia turbūt sunku išvengti iš tikrųjų. Nes jeigu kas nors pasakytų, susakyti, kad technologijos būtų saugiau, man abejoju, kad kažkas labai sakytų, ne. Nu dėja, gal kažkaip atrodo, kad nebepavyks jau pagavo pagrindą. Manau, žinai, sniego gniūžtės principas. Taip, kad tu paleidai mažylytį, ten sniego gniūžtytę, o dabar jau ten rutulis visas. Tai neišvengiam. Kitas mūsų klausimas buvo apie tai, ar esame kaip nors buvę, aš taip tiesiog vadinsiu, nusidėję, nenaudėliai, kaip nors, ką nors esate, nežinau, kažką nelegalaus gal darė, gal taip pasukim tą klausimą. Pridirbė per savo gyvenimą. Ką?
kažką prisidirbę, taip. darė neteisingai. Esi kaip padaręs. Oi, nepradėsiu. Čia reikės keltis valandų vardinti. Aš manau, kad dėl to gal man ir pavyksta susikalbėti su tais mokiniais, kurie turi tos polinkius. Vieną ar kitą judesių, kuris eina prieš taisyklės, prieš įstatymą. Tai tikrai aš esu pridaręs visokių keisčiausių dalykų, bet aš gal nesakysiu. Na, nesakyk, aš tai kažko ten nelegalaus arba kažkokios būtų stebintų. Ne, ten, nežinau, kad ten. Jeigu bendrai prasme pažiūrėti, langą išmušęs, dar kažką, bet jeigu ten kažką dėl, kad, nežinau, vartojas pavadinkim, tai nieko, kas būtų Europos Sąjungoje nelegalu nesuvartojas. Gal taip atsakysiu šitą klausimą. Tiek jis yra gavęs vyno. Gal taip atsakysiu šitą. Gal ir alaus. Tai jau daugiau kažką išsikviesti, aš tai žinau, čia turbūt nėra, čia nepradėsim pradėti. Tai teisingai, ką dabar įsivaizduokit, mes savo žmonės pradėsim visiems sakyti savo praeities kur suklydom, išpažintis. Kur nusidėjome prieš Dievą ir kolegas ir įstatymą, sausą įstatymą, kur nusidėjome ir taip toliau. Toliau mūsų paklausė komentarų, čia aišku labai sunkus klausimas. Gal pradėsiu intro nuo to. Čia klausimas yra apie karą Ukrainoje, kada nesakykim, kiek jis laiko vyksta, kaip jis vyksta. Bet pradėsiu nuo Jordano Petersono, psichologą, jis turbūt vienas garsiausių psichologų šiuo metu tikrai yra. Ir jis buvo Lietuvą atvažiavęs, gal dalyvauji, nežinau. Buvo į tada Siemensą. Aš irgi tada buvau. Ne Siemensą. Dabar jis yra Twins, bet nežinau, čia gal pipinti, nors legalu vis dar, žinau, kad priėmė įstatymą, kad po 2 metų nebegalėsiu lažybos niekaip dalyvauti. Tai tuo metu vadino ASG, Siemensas jau buvo turbūt. Kažkaip nebeėsgi, gal. Tai man, kad tai ten buvo, net nežinodami susitikę. Tai vienas šiek tiek kaip to, tada paklausęs, jeigu dalyvai kaip to. Antras kartas, aš pirmą kartą Amerikoje buvau 18 metais, pirmam turė. Kai jis dar nebuvo toks trendingo. Nebuvo, tai 6 metai. Man patiko, kad buvo šiek tiek aktualumų ir Lietuvai ir kad kaip visada pasivyksta toksai gyvas turinys, kad nėra, kad visi viską pasiruošęs ir pastoviai kartoja visų tą patį, kad gali sekti jo mintį ir tai yra įdomu žiūrėti ant scenos, tokia kaip improvizacija, kaip vos ne muzikinė improvizacija, tai čia minčių lygyje, bandai improvizuoti. Ir tau patiko šiaip? Man visai patiko, žinau. Mane tai nuvylė iš tikrųjų. Aš galvoju, kad biškiai rimti buvo. Ypač ta stadija, aš šiek neišsiplėsti, nes kas nebuvo, nesuprastas savo konteksto. Ten aš su klausimais, iš tikrųjų. Ir dar būtent Ukrainos buvo klausimas, jau paklausė, ką jis mano. Aišku, prieš tai buvo pasakęs, kad ten kitą savaitę išvažiuoja, ten į Maskvą, kuris pasirodė, aš prisimenu ir Rusijos ten važiuoja. Atsimeni, jis tada pasakė. Bet vos net nėra pasirodymų dar Rusijai kažkas tokio. Nu, be žodžiu, nesvarbu, sakykime, mokslas sienų neturi, pavadinkim, nors aš turiu kitą nuomonę. Bet jisai jau paklausė irgi iš salės, realiai sako, tai koks to požiūris į karą Ukrainoje, kaip čia kas vyksta. Nu ir jis sako, čia labai kompleksiškas klausimas, negaliu atsakyti. Nu, nesąmonė iš tikrųjų, realiai, nes turbūt didelė dalis žmonių atvažiavo, kad jis atsakytų tą klausimą. Iš tikrųjų, nu, mes ir patys, kai važiavom, mes ten 3-4 buvom. Tokia buvo mūsų viltis, kad ne tai, kad apie Ukrainą, bet kad ta prasme jis nepabijotų kalbėti tokiam temom, kurios aktualios mums kaip valstybė, gal taip pasakykime. Tai šiek tiek nuvylė, kaip ir paskui mano draugas buvo, kad perėjo į tą VIPą, žinai, kad ten galėjai sumokėti 200 kažkiek ten ir galėjai su juo susitikti asmeniškai. Tai ten irgi tiesiog daug su ultra fanu ten nusifotkinimas ir viskas, bet esmė, kad ten gal 2,50 gal kainavo eurais ten pasišnekėti. Ir ten nustatytas laikas ten iki pusvalandžio gal kažkas tokio, bet ten visi kartu mano vienu metu. Tai žodžiu, karas Ukrainoje, nu dabar kiek čia 3 metai vasarį bus jau sukanka, ar ne? Jau jeigu būtų leliukas jau sakytume, kad jau gal Pamprijų reikia nuimti iš esmės. Tai, nu, aš galvoju, kad mes tiesiog atbukom, tai prasme, mums neberūpėjo tiek, kiek rūpėjo, nes labai daug tos informacijos, daug laiko praėjo. Tai prasme, daug laiko praėjo, žodžiu, kaip žaizda kokia. Tai prasme, kad ir kaip bebūtų baisu gyjantį iš esmės, jau pripranti, jau tikrai tiek nebešokiruoja, juolab, kad tas šiuolaikinis karas, šiuolaikiniai įvykiai yra tiek arti, ar ten, sakykime, Izraeliui vyksta, ne kad užpuolė jos ir, sakykime, mes galim vos ne live transliaciją, kaip jie kariauja ar Ukrainai, tai turbūt šokiruoti jau nebeišeina.
ta informacija per daug atrodo tokia pati ir toks jau biškai gaunas, kaip tiesiog srautos tos informacijos paskesti. Aš asmeniškai paskaitau angliškai dar šį bei tą, sakykim, bet kad taip mane būtų, kad įtraukia, kad aš ten atsibundu ryte ir ieškau apie karą Ukrainoje, tai, realiai taip turbūt galima sakyti, ne, iš tikrųjų. Teisingai, pačioj pradžioj žmonės tą telegramą atsisiųsdavo, dalyvaudavo visose naujienose, WhatsApp, telegramų grupės ir panašiai, kur ten pastovus, kažkoks brigadininkas rašo, kaip jiems sekasi tą dieną išgyventi, kas ten vyksta. Šiaip surrealizmas, matos. To nėra toks kosmosas. Mes karą tik normalizuom, net ir karą prasme šiuolaikiniam pasaulyje, net ir karą transliuojam, nieko tokio. Nieko tokio, jokio kapitalizmo nieko. Na, nežinau, aš realiai vis dar esu tokia šokė, kaip atsivirškinti visą tą informaciją, tik žinau, kad viskas pasidaro normalu ir mes tokie pasidarom nebejautrus visiems šitam dalykam, kai iš tikrųjų, ar tai vidurio rytuose, ar kažkur kitur miršta žmonės, vaikai ir mamos, ir jauni vyrai, ir toje žemėje nebebus jaunų vyrų, kurie vaikščios laisvai ir galės gyventi, tai yra ganėtinai liūdna. Tai toksai vyksta nujausminimas, nujautrinimas kažkoks tai. Aš galvoju, kad problema yra, kad nemažai žmonių nesupranta, kad kai tu kariauji, tu jau laimėjai. Prasme, net ir nesvarbu, kad, sakykime, laimėtų. Aišku, Ukraina ne savo norą įsitraukia, ne? Bet sakykim, kad ten mes tikimės, kad nelaimės, ir, sakykim, laimė tą Ukrainą. Bet vis tiek jau tie žmonės, kurie ten jų neliko, tos teritorijos, tie, sakykim, pastatai, kad ir viskas, kas tik yra, nesakykim, sugriauta, tai jau problema. Jau net skaičiuojant pinigų, ne? Tiesiog resursus, pavadinkim, sunaudojam. Tai tokia beprasmybė to karo. O dar mes iš tikrųjų esame tokie, galim pasidžiaugti, kad mes, esam kitoj valstybėje, mums to nereikia daryti iš tikrųjų, ne, ir prasme. Ir norim, kad niekada nereikėtų, nes ypač Lietuva tai puikiai žino, kas tas yra, nes kai ne pats esi savo likimo kalvis, tai, tikėkimės, kad tai išsispręs. Nors aš galvoju, kad jau greitai metu tai išsispręs. Donaldas Trumpas. Aš manau, iš tikrųjų, aš galvoju, kad Trumpas, nors pažadėjo skambiai, bet aš galvoju, kad jis ir iš tikrųjų užbaigs. Ukrainai tai nebus gerai, bet užbaigs. O kaip gali baigtis Ukrainai gerai? Jeigu atiduotų, tai kas jų. Turime, kai įsivaizduoju, kad pasakytų Trumpas, žiūrėkit, mes neateinam kariauti, jeigu Rusija jūs paimat ir atiduodat visas tas teritorijas ir atiduodat Krymą. Bet turbūt tai nerealu. Nes bus kažkokios derybos. Tai turbūt nerealu. Mano spėjimas, yra gruodžio 3 diena, 24 metų, mano spėjimas, kad įvyks taika, kokį, nežinau, ten kovą, ar ten gal net per stebuklą vasarį, nes Trumpas sakė, dar iki tapęs prezidentų sustabdys. Tai ir tiesiog, mano toks susitarimas bus, kad Rusija nežingsnio į priekį, bet taip pasakė, tai ką, atplėšė iš esmės. O Ukraina irgi, aišku, žiūri, skaičiuoja. Kada inauguracija vyksta? Sausio vidurio, kažkas tokio. Ir Trumpas taps 40, nežinau, kelintas. Kem 8? Kažkaip galvoju, kem 9, bet gal ne, gal tu tai susitikęs. Neatsimenu. Taip, tas jau smulkmenas čia. Bet gali būti, kad kažkokia taika bus, pasižiūrėsim, nes neaišku, kaip tai atrodys. Turbūt čia labai daug priklausė ir Europą iš tikrųjų, kaip visada yra šiek tiek kalta dėl to. Jie labai pasyviai. Yra tokių visokių, kaip čia pasakyti, idėjų, kad labai sukurstė visą tai ir Britai, ir Vokiečiai, tas karas prasidėtų. Visi šitie ministrai pirmininkai su savo pasiriškimais ir žodžiais. Bet aš manau, kad, kaip sakant, kai kažkas kenčia, visi kentėja. Bet dažnai. Jeigu mes nešame bendrą atsakomybę. Bet aš sakyčiau, nėra, kad kaip mes galim sukurstyti tai, kas, kaip pasakyti, tai taikios valstybės tu nesukurstysi. Realiai tai vis tiek rusiškas imperializmas šiek tiek. Ta prasme, nenori, kad jie, nepabėga nuo to. Taip yra su jais. Ir ta prasme, vis tiek man labai gaila, nes aš ir savo pamokas įsirūpau, kad įsivaizduokim, jeigu Rusija būtų neorientuota į tai, kad nesakykim čia. Pakariauti gal kažko ten atimti kažką, ne, ten ištirpinėsi realiai, kaip ne koks nors 12-okas iš pirmoko. Bet kad įsivaizduokim, kad tai demokratiška ir kad, ta prasme, jinai pro-europietiška, kad su Europą dar labiau. Tai nežinau, aš galvoju, kad mes ir Lietuvos suskadėčių mašiną važinėtume. Ta prasme, žinai, kur ribos nebėra, nes, ta prasme, jie resursų labai turi, saugumas išsisprendžia, reiškia, mes galim, nežinau, pinigus investuoti ne į ten, sakykime, šautuvo, į, nežinau, vadovėlį, ar dar kas, ar mediciną. Tai žodžiu, aš labai didelė diskusija apie tą karą.
ir jo tokia kaip ir eskalacija žodžio klausimas buvo, ar jos daug, nu, turbūt čia visai baisioji dalis yra to, kad kiek tai toli nuo mūsų, jeigu užbaigiant tą temą. Tai prasme, jeigu, kodėl mums Izraelio problemos atrodo mažiau svarbios, nes toliau, kodėl mes Siriją nesidomim, ten Sirija belekas vyksta, ta prasme, vyko ir tebe vyksta ir dabar. Bet tiesiog labai toli, Afganistanas, ta prasme, kad ir Vietnamas, jeigu anksčiau grįžti, čia kažkur. Todėl dažnai žmonės būna sako, kad ten kokie ispanai nesidomi Ukrainą, nes daug tų yra. Tai jie, nu, kiek kiti, nežinau, gal nelabai žino. Nu, ispanai gal žino, bet amerikiečiai, pavyzdžiui, įsivaizduokit, vidutinį amerikietis, tai gyvena Teksase su 15 šautuvų, ne? Nes berods amerikiečiai apie 4 tenka ant galvos, šitą dalyką, apie 4 šautuvai ten kažkas tokio. Tai jis galvoja labai išskiria, čia Rusija, čia Ukraina, ta prasme, jiem atrodo, kad čia vos ne. Nes yra teko skaityti, kad nemažai manančių, kad vos ne, ta pati valstybė su savimi kovoja. Ta prasme, kas yra. Ir jie nesupranta, kodėl čia kažkas vyksta, kodėl jie nesutarė viduje. Nu tai įsivaizduokit, kai reikia jiems įtikinti juos viduje, paremkime, vakariaukime. Nu tai jie visai kitaip ir žiūri. Pasižiūrėsit, bet kažkas žiūri į karą, ypač tie tokie jau žmonės, kurie žiūri, kaip čia pasakyti, kaip pasipelnyti iš visokių skirtingų situacijų, tai žiūri į šitą karą kaip, kur čia būtų galimybė. Tai dabar, kadangi mes žinom, kad iš tikrųjų Ukraina turi vieną derlingiausių žemių pasaulyje. Vieną didžiausių grūdų eksportuotojų. Iš tiesų, sako, kas 2 metrus juodžiai. Jo. Viskas savo. Nu ne tik to prasme, naftos ir iškasenų. Tai nerealus tiek vandenį, tiek sausuma. Nerealus turtas, tai sako, kad dabar tos didžiausios Amerikos įmonės, kurios tiesiog realiai jų darbas ir yra ieškoti galimybių aplink pasaulį ir plėsti įmonę ir didinti pelną, nes investuotojai klaus, kur jūsų pelnas šį ketvirtį. Ne, nu tiesiog normalus verslas kažkaip kaip auga. Tai vat Ukrainoje dabar ten, kur vyksta karai ir aplink tą teritoriją labai pigios žemės yra. Jie nori investuoti. Ne, tai nekilnojamas turtas nebrangus jų. Taip, žinoma. Nes labai pavojinga regione gyventi. Supirkti tos. Bet čia kokios. Plotos žemės. Taip. Aš galvoju, čia dar pas tave lapeliai ir kur galvoju, tos galim pereiti mokinių klausimus tiesiog. Gan greitai kiekvieną. Taip, taigi keletą mokinių užrašė klausimų, mes čia iš keletos klausimų išrinkom truputį tik tais mažai dalį, tai kad įsivaizduotumėt, kokių klausimų užduoda mokiniai, tai aš jums pasakysiu, aišku, čia gal skubėdami jie rašė, tarkim, pakalbėkite apie tirpstį. Tai čia jau kalbėti. Tai žinai, kas jis yra? Žinoma. Žinai, nu, aš irgi žinau, kad aktyviai labai nesekiu, bet, nu, gerai, kad sportuojas, pirmą nuo to pradėkim, o kad ten kopijuoja, ten nežinau, ar McGregorą, ar nežinau, ten Mayweatherį, gal dar ką nors, ar tą patį, nežinau, Loganą Paulą, kur dabar su Tysonu, kur šiaip buvau įsitikinęs, kad Tysonas laimės. Nu tai, viskas gerai, gal neheitykit dėl to. Visi darbo nori. Nu, turbūt. Klausimas, kiek to žalos. Tai čia, jeigu mes būtumėm atsakingi už visos visuomenės moralę, gal biškai pritildytumėm jį, nes kaip jau minėjau praeitą podcastą pilotinį, kad galiausiai kažkokia tai kokybė turėtų būti, kuri labiau kelia mūsų visą visuomenę aukščiau, o ne traukia į apačią. Tai aš manau, kad drįstys, kad ir kaip smagu, gal kažkam padeda, vis tiek, kai stebi mokinius, kai jie įsivaizduoja tą kažką, tai jie pradeda labiau keiktis, vien stebėdami šitą žmogų, sekdami, tai gali būti, kad ir netokia gerai. Tai iki galo skaičiuoti ten, ar jisai plius ar minus, tai čia jau ne mano darbas ir ne man teisti, gal iš tikrųjų jis labiau plius negu minus, aš nežinau. Bet kadangi tų vulgarumų netrūksta, tai aš vis tiek su tais dalykais žiūriu labiau atsargiai. Tai būkite atsargus, aš su Dirkščiu atsimenu, aš eidavau į Muay Thai imperiją, visi irgi sportuodavo, labai geras sportas, šaunuotas. Ir aš buvau paskutinėse varžybose, kur visi šauniai kovėsi, visi ant jos stūmė ir buvo, aš neutraliai žiūrėjau, aš nieko nepalaikau tenais iš tų kovotojų, tiesiog atėjau pasižiūrėti, kas kovoja, nes gal bilietus nemokamai. Tai tik dėl to. Aš galvoju, jis gali būti to, ko nori būti, to, ko laimi. Jeigu laimi, jeigu jūs pralaimėtumėte, nežinau, 10 kovų išvės, tada viskas, tada jis nebegali. Teisingai, turėtų daug. Taip reikia, nes jeigu tu, kaip sako, jeigu tu atsakai už savo žodžius podinkim, tai kas? Mes heitam tada ką čia heitam. Teisingai. Kad jis šneka, nes nematyti visada būti pralaimėtojas ir sakyti, kad esi laimėtojas. Nors nesu jau irgi jau kažkoks fanas, nei follow, nei subscribe, net nežinau, ką jis veikia tą paprastą dieną. Bet aš galvoju, kad gal tie, kas kažkokie
ekstravagantiški arba išsiskiriantis, gal kaip tik papreisinkim, ta prasme, sakykim, gerai išmanoris. Tik tais gal pasakysiu taip, kad kai stebi Žalgirio arenoje esančius girtus vyrus, taip amžius vidutinis 40, ir jie labai neigiamus garsius atsiliepimus sako apie Dirgstį ir sako, kad jisai sako, aš geriau atrodžiau, kai buvau jo metų. Labai juokingai skamba, nes žmogus daro kažkokį savo dalyką. Būčiau tas paėmęs, tą Dirgstį, turbūt ar ne kažkas. Taip. Visokių girtų iš mažų gal miestelių jie atvažiavę žmonės. Tai galiausiai juokingai skamba, kai žmonės iškart teisia, garsiai rėkia, sako, tu prastas, ką jisai čia sako, ką jisai čia kalba. Tokios impulsyvios reakcijos ganėtinai juokingai atrodo, kaip jauno, labai jauno paauglio žmogaus, o čia jau saugo vyrai man. Nu, aš gal šiek tiek išgėrė. Žalgirio fanai. Taip, sekantis klausimas, kokie yra jūsų hobiai, ką mėgstate veikti laisvalaikiu? Rokai, ar galėtum pasidalinti, ar nelabai? Žinoma. Domėjausi krepšinio nuo mažens, iki šiol tai besidomiu, ten, ta prasme, nėra mano dienos, kad aš neatsiveršiu 10 kartų. Nesupratau, tai iškart įdomi ir prie sekančio klausimo. Rytas ar Žalgiris? Rytas, aišku, čia dabar nors heitas mane, bet nuo mažens aš buvau pasirinkęs rytą. O jeigu atsakant į hobius, tai, tiesiog, žaidžiau pats, ta prasme, kaip mokinys žaidžiau, lankiausi krepšinio mokyklą, bet kaip matot, nepavyko per esu čia krepšinio karjerą. Universitete biškai žaidžiau, tiesiog talento, ūgio ir taip toliau trūkumų. Ta prasme, tiesiog. Neturėjau, man futbolas geriau sekės, bet visai patiko labiau krepšinis, tai nežaidžiau futbolą, žaidžiau krepšinio. Bet manau, futbole, gal kokioje lietuviškoje lygoje gal dar būčiau, gal žaidžiau. Nes man tame, kaip sakyk, kol buvau paauglys, man iškai nelabai sekės. Visokiuose ežio golose dalyvaudavau, taip toliau. Ten nebuvo kur kažkas labai, bet pusėvenį, bet sakykime. Bet ne tiek patiko, kiek krepšinis. Taip, o dar kažkas, jeigu už tų hobilą suvokia, nežinau, tiesiog, jūs ten menus pažiūrėjęs, paskaitinėjai ką nors dar, šiaip skaitau ir o ką to? Pasijokė. Aš visko patrabutė, šiek tiek sporto, šiek tiek to, į pirtį su draugais sutikti, dvirčius dažnai nemažai, atsimrolis ir draugais. Kelionės yra vienas iš tų hobių, kur aš per savo daug metų spėjau pakeliauti. Nemažai, tas smagu. Ir visokie kiti laisvalaikio dalykai, čia per daug neišsiplėsiu apie savo gyvenimą. Ir sekantis klausimas, kai buvot mūsų amžiaus 14-15 metų, kokie buvo įsimintiniausi dalykai ir įvykiai parašyta iš ilgosios. Nieko tokio. Įvykiai. Išmoksim. Lietuvių kalbos, kas gerai. Toks įdomus klausimas, čia labai reikėtų ilgai galvoti, iš tikrųjų, koks buvo įsimintinos įvykis. Įsimintiniausi dalykai 16 14-15, 16, galiu pasakyti, sesė kaip. Daugiau. O, geras. Tai, o daugiau kažko tiesiog, nes turbūt kaip ir visi vaikai tas pats. Visko buvo. Taip, tame amžiuje visko pirmas, gal meilės kažkokios, tai visą tą paauglišką svajonę, tas tikras gyvenimas ir įvyko. O tai kiek tavo metų, kai pirmoji meilė? Tai žinau, aš visada turėdavau kažką, ką myliu. Ne, kiek metų? Ką? Kiek metų tavo buvo? Nežinau, mes žaidom visokius ten butelius ir tokį su gale, bet čia gal nesiskaita. Tokia gal kažkokia tai draugė, tai 16 gal turėjau, bet irgi labai trumpam. Taip. Tada mes judam toliau prie gyvenimo ir jo reikšmės. Čia nežinau, 5 valandas kalbėti turbūt apie šitą. Pačią giliausią klausimą temą. Taip, kad nežinau, kaip mes prie jo. Gal judam toliau. Manau, kad sugrįšim, bet šiaip tai veikit kažką. Kažką veikit. Ir atsiras tą gyvenimą reikšmė. Čia vėlgi aš sakyčiau, nustokit galvoti vieną apie save. Žiūrėkit į ryšą. Ne, man gali būti savanaudiški, tam tikros ribos. Žmogus evoliuciškai. Sako, žmogus subręsta tik tais, kai jis pradeda į kitą žmogų labiau vertinti net negu save ir gyventi ne tik dėl savęs. Tai dažniausiai žmonės subręsta tik tais, kai susilaukia vaikų, o kai kurie ir sugeba subręsti ir dar be to prieš tai. Kaip atsispirti nuo narkotikų, cigarečių ir alkoholio? Jeigu jūsų, kaip pasakyti, nėra nemenkiausio tikslo kažką gyvenime pasiekti, pavadinkim, nugalėti konkurencinį kovoj kitus, jūs norit tiesiog džiūti,
tada aišku rinkitės ten, kad tik gerti alkoholį ir narkotikus ir ką tik tais nori. Bet jeigu jūs tiesiog norit kitokio mentaliteto ir kažką įrodyti gyvenime, tai tikrai nepakeliui. Nepakeliui, tikrai. Faktas, kad kenkia. Paprasčiausiai, cigaretės. Mes mokykloje šiek tiek parūkydavom cigarečių, bet smirda. Aš pasakysiu taip. Labai smirda. Gal jūs net tie persikiniai nesmirda. Patobulinai. Bet faktas, kad reiktų pasidomėti, ar tai sveika. Pradėkime nuo tų pragmatinių dalykų. O jeigu tai dar nėra vėlu, tai kam jūs tom užsiimate? Nu, dar kokį vieną klausimą mums užduokime. Gerai, ateities išsilavinimas profesijos, palauk, jūsų gyvenimo eiga, jie buvo bulingas, kad būtų real, kaip su juo susidorojate, pažiūrėti tą vidų. Čia apie patyčias tikriausiai. Aš manau, kad mes grįšime į kiekvieną prasmės, kitame epizode. Aš labai daug klausimas. Nespėsim atsakyti, paskui atrodys, kad mes tai žiūrim tai klausimą. Tai galim užbaigti ties to paskutinių temą. Kodėl švietimas dabar toks nusivažiavęs? Ir mes jau čia keletą kartų valgym, ar gal net nelėsime iš dalis. Nu, čia irgi gal tokį pusiau intro, kada ne. Nu, tiesiog, turbūt keičiasi laikai gal. Nėra valstybės prioritetas, kaip būtų liūdna. Tai dėl to taip ir gaunas, nes visai dalykai svarbus tiek, kiek svarbus valstybė. O valstybė tai mes. Galiausiai gaunas taip, kad jeigu visi daro savo darbą, viskas yra gerai. Tai reikia žiūrėti, kažkas kažko nedaro, arba netaip daro, arba netinkamai daro. Arba mes visi esam nesusirūpinę svarbiais dalykais. Gal dar per daug bandom visus padaryti laimingus. Jo. Aš jeigu visiems bandom įtikti, dėl to gal ta švietimo sistema taip yra. Bandom, ne tik, kad yra ten nuo iki seto, kad, nu, bet jeigu čia kažkiek kitokia būtų, čia kažkiek kitokia, nekur išsilankstas, kaip gyvatukas negali būti. Negali visų patenkinti, galiausiai turi būti. Tai dėl to privačios mokyklos taip ir auga, nes jos prisitaiko, jeigu tom patinka kažkokia idėja, labai reikia šitą privačią mokyklą. Ypač tos, kur yra iš viso online. Taip. Kaip pavyzdys tos, kur yra, kad vienas vaikas kainuoja metam apie 20 000 eurų, Lietuvoje yra tokių mokyklų privačių ir tu online mokais. Tai tu viską leidži to, ir keliauti gali, ir ten, nežinau, kada tau reikia atsiskaityti, jeigu reikia iš viso, ir panašiai. Tai čia tik pinigų klausimas. Geras. Mano sesė dirbo mokytoja, Amsterdame. Vaikas 10 000 metų. Pradinė. Čia pinigų. Pradinė mokykla. Tai ir mokas tiek kaip metų. Ne, čia aš kaip mačiau, dar buvau įsidėjęs į Instagramą, manos, kad ieškojo korepetitorius antrokį Lietuvoje. Kur atrodo, aš buvau, gal dar antroji klasė, gal suteikim šansą, kad negauti visų saulyčių ir menuliukų. Nu, tai prasme, gali būti ir. Gal tu neturi laiko tiesiog. Gal. Tu sėdėt prie darbų. Tai visų pirma, galvoju, kad vis tiek mes jau užbaiginėjom šitą epizodą. Tai būtinai prašom, kad jūs užduotumėt mums klausimų apačioje komentaras, pasidalėtumėt, palaikintumėt, pasubscribintumėt. Taip. Ir, nežinau, jau galite pradėti fotografuotis kalendorius. Laiko klausimas, o vis tiek čia išgarsėsim. Gerai, čia su jumis buvo Baltijos balsas mokiniai. Ir įsigaukit kalendoriui, kas iš tikrųjų galite kažką padaryti, ar su video, ar laidos sprendimai ir panašiai. Tai jau jūs pristatėte. Kaip svečias. Ir turbūt kaip Svetelė. svetelė. Gerai, ačiū jau. Iki susitikimo.